Basket News LT iššūkio taurės A grupėje susitiko Salininkų ir Juridikon ekipos. Rungtynės prasidėjo ir tarsi pirmosiomis minutėmis žadėjo lengvą pergalę šeimininkams. Jiems sekėsi viskas – pataikyti, apsiginti ir taip jau per pirmą kėlinį susikrauti 8 taškų persvarą. Tačiau jau nuo antrojo kėlinio pradžios Juridikonai parodė, jog dar nekelia baltos vėliavos, bei kilo į žudbutinį mūšį. Tiesa, per antrą ketvirtį skirtumas sumažėjamos 1 tašku iki 7. Antroje rungtynių pusėje iniciatyvą į savo rankas jau perėmė svečiai. Po trečio kėlinio atsilikinėdami 4 taškais, ketvirtajame paskutinėmis minutėmis jie sugebėjo pramušti šeimininkų kibų spaudimą, bei geriau atakuoti nuo baudos metimų linijos, išplėšdami pergalę. Rungtynėse ryškiai išsiskyrė dvigubą dublį atlikęs šeimininkų lyderis Edgar Moros, tačiau jo indėlio pergaliai nepakako. Per šias 2 savaitės A grupėje geriausiai sekėsi Šarūno Marčiulionio krepšinio mokyklos 83 metų krepšininkų laidai. Jie 77-63 nugalėjo Sostinės krepšinio mokyklos jaunimą. Taip pat išvykoje 89-57 užtikrintai įveikė Aim Public komandą. Katastrofiškai nesisteka Credit 24 komandai, kuri pralaimė jau 3 rungtynės iš eilės ir vėlgi 3 taškų skirtumų. Šį kartą pralaimėta 72-75 Ginio pajėgoms, bei lygiai tokiu pačiu rezultatu 72-75 Normalio komandai. Triuškinančią pergalę iškovojo Elektrėnų sporto centras namie 102-52, nušluodami nuo žemės paviršiaus Glaspro Solar vyrus. Tuo tarpu sėkmingai žygiuoja ir čempionai 101-65 palaužė Parak pasipriešinimą. Kiek netikėtai pogrupio favoritais tapo ir Šalčininkų komanda, kuri namie išplėšė paskutinę sekundę tritaškių metimu pergalę 69-67 prieš SK Skurdą. Beje, šiose rungtynėse buvo užfiksuotas žiūrovų lankomumo rekordas, stebėjo net 120 žiūrovų, iš kurių bene pusė specialiai užsakytų autobusų atvyko palaikyti SK Skurdo komandos iš Vilniaus.